Sveiki, parodysiu, kaip pradėti naudotis DocScanu. Po registracijos būsite nukreipti į tokią suvestinę, kur matysite pranešimą, kad turite įvesti savo įmonės duomenis bei pasirinkti savo buhalterinę, tai yra apskaitos programą. Spaudžiame pasirinkti, atsidarė nustatymai, kur turite įvesti savo įmonę bei pasirinkti apskaitos programą. Čia turite suvesti savo įmonę, tačiau galėsite kelti dokumentus iš skirtingų klientų. Štai aš suvedžiau savo įmonę, spaudžiu išsaugoti, matau, kad duomenys išsaugoti, dabar pasirinksiu savo apskaitos programą iš sąrašo. Pasirenku Rivilė gamą, matau taip pat išsaugota ir einu atgal į suvestinę. Matau, kad įkelti failus mygtukas pasidarė mėlynas ir pradingo pranešimas. Dabar galite kelti savo failus. Iš anksto esu paruošęs dvi sąskaitas, vieną pardavimą ir kitą pirkimą. Atkreipkite dėmesį, kad viename faile gali būti tik vienas dokumentas. Jeigu viename faile bus keli dokumentai, sistema tokį failą atmes. Bet vienas dokumentas gali turėti iki 5 puslapių. Tai yra, DocScanas priima ir ilgus dokumentus su 10 eilučių. Suvestinėje prie įkelti failus mygtuko matysite skenavimo tipas. Galite skaitmenizuoti arba sumiškai be eilučių, arba detaliai su eilutėmis. Aš skaitmenizuosiu detaliai su eilutėmis, spaudžiu ant mygtuko įkelti failus, pasirenku abu failus, spaudžiu Open. Štai dokumentai įkelti, telieka tik palaukti, kol duomenys bus nuskaityti. Statusas jau pasikeitė į atliktas, neeksportuotas, reiškia duomenys nuskaityti. Galim kiekvieną dokumentą atidaryti, pamatyti jį peržiūroje, tada peržiūrėti dokumentų duomenys bei eilučių duomenys. DocScanas visada sutikrina, ar dokumento sumos sutampa. Taip pat dokumento sumas sutikrina su eilučių sumomis. Jeigu viskas gerai, matysite čia, kad sumos sutampa, bei užtenka duomenų, kad dokumentas galėtų būti eksportuotas. Uždarom peržiūrą, atidarom pardavimo dokumentą. Kaip matote, šitas dokumentas yra doleriais. Jeigu, pavyzdžiui, jums reikia kažką pataisyti, dokumento peržiūroje spaudžiate ant pieštuko. Ir čia pat galite ištaisyti. Galit pridėti naujas eilutes, ištrinti jas. O kad galėtumėte eksportuoti skaitmenizuotus dokumentus, jums reikia iš karto pasirinkti kontrahentą iš sąrašo kairėje, tada pasirinkti failus ir tada spausti ant eksportuoti. Kaip matote, jeigu aš iš karto pasirinksiu dokumentus, eksportuoti mygtukas vis tiek yra pilkas. Ir matote pranešimą, kad pasirinkti kontrahentą iš sąrašo, tada pažymėkite failus ir tik tada spauskite eksportuoti. Pasirenku savo įmonę iš sąrašo, pasirenku failus, mygtukas tapo mėlyno. Štai duomenys jau eksportuoti ir šios duomenys galime importuoti į jūsų apskaitos programą. O jeigu norit, kad būtų naudojamos jūsų prekių, paslaugų ar kodų kortelės, o nekūriamos naujos kiekvienam dokumentui, galėsite iš anksto prieš skaitmenizavimą nusistatyti tam tikras sąlygas, pagal kurias jūsų dokumentams bus priskirtos jūsų prekės, paslaugos ar kodai. Bet apie tai plačiau kitame video, kurį rasite naudojimo gide, kurį galite atidaryti paspaudę ant kaip naudotis ekrano viršuje.